1 gegužės sekmadienis, motinos diena. Dažniausiai šitą dieną visi sveikina mamas, visi kažko tai gero linki. Tačiau juk yra žmonių, kurie jau fizinėme plane neturi savo tėvų. Ir yra ir tokių žmonių, kurie turi tėvus, bet jų neturi. Nes tiesiog užblokavę santykius su tėvais, kažkoks skausmas spaudžia. Skausmas vienu atveju dėl išėjimo mamos iš šito fizinio plano, kitu atveju yra skausmas, kuris yra dėl konfliktų, dėl nepasitenkinimų, dėl prieštaravimų ir užblokuoti santykiai. Ir tai skauda. Aš pasinėriau į tai, mano mama taip pat išėjusi iš šio fizinio plano, santykiai pas mane yra nuostabūs su mama, bet vis tiek yra kažkas tokio, ką vertėtų atblokuoti. Ką galima būtų padaryti, kad bent šiuo momentu palengvėtų. Žinot, užmerkit akis, tiesiog dabar užmerkit akis ir suspauskit kumščius ir įtempkit visą kūną, kiek galit pilnai visą kūną. Ir dabar su nuoširdumu pasakykit, mama, aš tau už viską atleidžiu ir tiesiog atleiskit, paleiskit visą kūną, kad išeitų tie užspaudimai jūsų viduje, kurie spaudėsi, kurie kankino, kur tas ilgesys, kur jūs laikėt savyje, paleiskit. Ir dabar vėl užmerkia akis, apgaubkit savo mamą šilta auksinė šviesa. Įsivaizduokit, kaip jinai pasineria į tą šviesą ir kaip viskas atsipalaiduoja. Atsipalaiduoja jumyse, atsipalaiduoja joje. Ir energinėme lygmenyje keisis jūsų vibracijos jūsų širdyje ir mamos siela neišvengiamai, garantuotai tai pajaus. Jums palengvės, jai palengvės, visiems palengvės. Aš linkiu jums meilės, šviesos, siųskit tai savo mamoms. Ačiū jums.